tokia problema yra. Mano splitas susideda iš kojų ir upper body ir aš jau abudu parodžiau. Abidvi treniruotės jau parodytos, nes suprantu, kad jau nebeįdomu tikrai. Net pačiam, o jeigu net pačiam nebeįdomu, tą patį vos nerodyt, tai reikia kažką galvoti. Mama, čia tas degimas tai žiaurus. Norėčiau su didesniu svoriu daryti, bet kelius bijau tą pusę išverst. Tai tenka daugiau repsų čia daryti. O daugiau repsų reiškia, kad dega. Mini tipsas, jeigu metat svorį, apie kardiją truputį, jeigu metat svorį. Niekada neskirkit pirmumo kardiją. Visą laiką treniruotė su svoriu yra pirmoje vietoje, kad jūs tiesiog žymiai daugiau naudos išgaunat. Jūs tiesiog treniruojat raumenis, streso, daugiau kalorijų, daugiau sudeginat. Treniruotė su svoriu visą laiką yra viršui. Kardio šalimais, papildomas krūvis. Bet jeigu jau nusprendė daryti kardio, kaip aš neseniai, kad prijungiau, tai aš tiesiog siūlau daryti ėjimą į įkalnį. Tai yra geriausias kardio tipas. Jį nėra sunku daryti, nes tiesiog ėjimas nėra sunku. Tai yra tiesiog psichologinis dalykas, nenustot eiti. Kažkokią tai veiklą reikia visą laiką susirasti, bet tiesiog neminkit dviračio, nebėgiokit, nes ėjimas yra labai saugus dalykas ir labai veiksmingas. Todėl, jeigu darot kardio, darykite ėjimą. Ir šiaip, tokią kardio formą jūs galite pastoviai palaikyti, jūs nepavargsit nuo to psichologiškai, jūs kažkaip mažiau vengsit tos kardio. Ir šiaip, tiesiog, jeigu kažkoks video, podcastas, nežinau, muzika, įsijungiat, klausot arba žiūrit ir einat. Viskas labai paprasta. Man atrodo, taip neseniai kojas dariau ir jau atsigavęs vėl tai padarau. Aišku, šitos plitų nežinau, ar aš suprasiu jis naudingas ar ne, kol nepradėsiu bulkins, būtent sportuojant šios plitų. Bet kol kas, labai taip gerai jaučiasi. Jaučiasi, kad ir atidirbi tikrai taip kokybiškai. Kitą dieną tikrai jaučiasi toksai mini skausmas, tikrai jaučiasi, kad vakar buvo kažkas daryta. Ir sekančią dieną, tai yra dar sekančią, jau jauties vos neatsigavęs ir vėl pasiruošęs sportuoti. Ir tu Pasiskirau. Pasižiūrim, kaip jaučiasi tie blynai. Žiūrim, kaip jaučiasi blynai. Jeigu kojas norit gerai padaryti, tai eikit į Ozo Gym Plusą. Nes čia yra 1, 2, 3, 4. Papildomi 4 presai be standartinių leg presų. Hack squatai. Tai jeigu esat kojų fanatikai arba turit tikslą turėti bombinės kojas,
Tai čia man rodos, jums reikėtų lankytis per kojų treniruotę. O aš dabar testuojas, kaip ant šito pratimo jaučiasi blynas. Jaučiasi sunkiai. Man asmeniškai kojas daryti yra žiauriai sunku. Bet kadangi aš truputį pakeičiau splitą ir atskyręs esu kuodus nuo dvigalvio, tai daugiau motyvacijos, nes mažiau pavargstu, optimalesnė ir kokybiškesnė treniruotė gaunas. Bet šiaip kodėl sakau, kad man kojas nei patinka daryti, nei motyvuotas, nes aš net nesu motyvuotas turėti gerų didelių kojų. Tai aš jas darau. Jeigu jūs to norit ir siekit ir neskipinat ir žiauriai tryhardinat ir darot ne taip kaip aš, pusę treniruotės extensionus, bet rimtus labai sunkius pratimus, tai maladės kaip daryti. Jūs man pavyzdys turėtumėt būti. Aš šiaip kartais, kai pamatau žmogų, kuris daro sunkius pratimus, susimotyvuoju, bet dabar tų žmonių nėra, vienintelė motyvacija su aš ir kamera. Tai hack squatai, visiškai jų nedarau. 2 pleitai, tikiuosi keliai neišeis ir gerai išsibombinsim, tai važiuojam. Ne. Eik tu savo. Kaip sunku. Eik tu savo. Eik tu savo. Kur? Aš po pirmo repo norėjau padėti svorį ir nusimt, nes labai sunku buvo. Ir dar užsigrūzinau, kad 2 blynai sunku man. Bet po to, galvoju, ne, nafik, reikia daryti ant kameros jau čia. Žinau, kad tikrai neiškirpčiau setą. Bet toliau pradėjau daryti kažkaip, labiau užsihypinau, supikau agresiją, panaudojau setam, jėgai ir pradėjau daryti, bet vis tiek labai sunku buvo. Ir tada supratau, kad man labai pirštai kyla, tai yra kulnas kyla. Ir supratau techniką, kad reikia labiau spaustis, būti visam priglūdusiam ir labiau spaustis. Aš jau net nežinau, čia teisinga technika, bet taip, kai truputį toliau kojas pasistačiau ir taip pradėjau daryti, žymiai lengviau pasidarė ir geriau jausis raumuo. Tai nežinau, jeigu kas darot hack squatą ir turit patarimų, galit parašyti, nes tikėtina, kad ir kitą treniruotę jį darysiu, todėl kad nieko neskauda. Buvo sunku, bet nieko neskauda, todėl labai man patinka. Man patinka. Eik, po velnio, kur yra ta lazda? Bet vat, pamatai, silpnas, kadangi vat, čia vat kas liečia vat jėgą, ne? Žmogus yra stiprus tik tame judesy, kuriame jis treniruojasi. Pavyzdžiui, nu čia vat, ne, nu 2 pleitai. 2 pleitai. Aš vos padarau, nes visiškai šito kampo, šito judesio nesitreniruoju. Vis tiek dirba ne tik vadai, dirba visas kūnas. Pusiausvyrą, laikysena, giliai raumenis, viskas daug susideda. Kojas baigta, jeigu aš galiu, galit ir jūs. Kažkada sakiau, kad va, tipo vasarą ir tie gali tai dar daug laiko turėti. Galvau, gal kažką užmotyvuosiu, žinai, pradėti eit. Bet jeigu kalbant apie tokius ilgalaikius tipo tikslus, tai nesvarbu, kada vasara, nesvarbu, kada ruduo, žiema. Čia tai yra nėra greitų rezultatų, čia jau turit ateit, duoti savo 3 mėnesius bent. Ir arba jums nepatiks ir jūs nustosit, arba jūs pamatysit rezultatus, užsimotyvuosit ir tapsit priklausomi. Ir tada tai taps jūsų tiesiog kasdienybė ir judėsit toliau. Tai jeigu dar nedavėt salį šansų, duokit. Jeigu sportuojat kažką kitą, sportuokit. Darom kojas ir iki kito.